Garbėjai Kristui, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus II mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime tęstinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Ir įveikimas šito yra auka pagal Kristaus pavyzdį, kur Kristus aukojasi dėl savo nuotakos, kur ne savo siekia gėrio ir naudos, bet nuotakos. Tai reiškia, kad ir gyvybę už ją paguldė. Bet čia galima ir dar biškį daugiau pažiūrėti paralelių būtent su lytiniu aktu. Jeigu prisiminsim, ką sakėm praeitą kartą, kad santuoka buvo konsumuota ant kryžiaus. Tai reiškia, kad tai buvo tas užbaigimas, tas lytinis aktas. Ir parašyta, kad Kristaus, kai mirė, jisai atidavė dvasią. Reiškia, jisai pats sprendė, kada jisai mirs. Ir šiaip tai yra visai logiška, nes žinant, ką jis iškentėjo prieš tai, jis tikriausiai turėjo mirti jau seniai. Tačiau jis šventosios dvasios gale laikėsi, kad viską atliktų. Kad, pavyzdžiui, pasakytų visus 7 žodžius nuo kryžiaus, kurie yra labai svarbus ir kurie visi yra verti atskirų meditacijų, ne? Kur tikrai daug yra pasakoma ir kur daug padaroma. Pavyzdžiui, mes visi gavom Mariją kaip savo motiną, kas yra labai daug. Tai jis laikėsi iki paskutinio, kad įvykdytų viską, ką turėjo, nors tai jam daug kainavo. Ir čia galime pamatyti, kokią auką turi padaryti vyras lytiniame akte. Kad irgi taip atsilaikytų ir kad būtent tą piką lytinio akto malonumo pasiektų kartu su savo nuotaka, ne? Ir tai gali labai keistai skambėti, ne? Kad čia Kristus laikėsi iki paskutinio ir atidavė savo dvasią ir kad pasakė visus 7 žodžius nuo kryžiaus ir pats nusprendė, kada mirs, tai yra kontroliavo šitą, kad čia lyginamas su tuo lytiniu aktu. Bet kodėl ne? Čia irgi yra tas pasiaukojimas ir manau, čia yra pakankamai daug panašumų ir paralelių. Ir vyrams, manau, gali padėti šis vaizdinys, besiaukojant už savo nuotaką, ne? Net ir ten, kur atrodo nėra aukos, tas lytinis aktas, bet kuris iš tikrųjų yra didžiulė tarnystė. Ir garsus vyskupas amerikiečių Fultonas Sheenas pasakė, kad kai Kristui buvo pradurtas šonas, žinome, kad ištekėjo kraujas ir vanduo, bet jis pasakė, kad ištekėjo tam tikra prasme dvasinė sėkla, nes per tai gimė bažnyčia ir 2 svarbiausi sakramentai mūsų įvedimo į bažnyčią ir tapimo Dievo vaikais, reiškia krikštas ir Eucharistija, kur mes galim vienyti su Dievu. Ir mūsų tokie vaizdiniai gali biškiai trikdyti. Taip gali mums sunku būti juos priimti. Bet priežastis to yra mūsų iškreiptas protas ir matymas lytinių santykių per pornografiją ir kitus dalykus, kurie pagarbiai su to elgiasi ir niekina iš tikrųjų. Nes tamegi nėra kažko nešvankaus, ne? Nešvankumas ateina tik per tai, kaip mes į tai žiūrime. Net, pavyzdžiui, Jėzus labai daug naudojo palyginimų susijusių su vaisingumu. Aišku, ne vyrų ir moters, bet pažiūrėkim. Jisai
viename iš palyginimų Morkaus 4 skyriuje sako, kad su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus žmogus tojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Žiūrėkit, čia kalbama apie augalus, bet kokie terminai naudojame, ne? Varpa, taip pat yra pavadintas ir lytinis vyro organas, kurioje yra pribrendusis grūdas, ne, arba sėkla. Taip pat vadinamas skystis vyro, kuris turi savyje lytinių tų ląstelių. Ir Kristus labai dažnai kalba apie vaisingumą šitą gamtos, ne, kur eina sėjėjas, sėklos pateko į skirtingas dirvas, tada šeimininkas pasodina sodą, ne. Šitas palyginimas Biblijoje daug yra apie vaisingumą. Ir mes tai labai natūraliai priimame, bet kai tik tai liečia žmogaus vaisingumą, kuris yra žymiai kilnesnis, kur yra meilė reiškiama ir kur yra paslėptas Dievo meilės liepinys, ten jau viskas. Ten jau mes negalim priimti, kad Dievas ten kažkaip. Bet čia nėra teisinga, iš tikrųjų. Aiškiai, ten esam turbūt labiausiai sužeisti. Taip, bet tas faktas, kad esam sužeisti, neturi iškraipyti. Aišku, nėra lengva iš karto priimti tos dalykus taip, bet reikia tikrai stengtis ir melstis šios malonės. Bet tai mus išlaisvins ir padės geriau suprasti Dievą. Ir tai grįžtant prie to vienu metu patiriamo orgazmo, tai aiškus yra tas idealas, siektinas, ne tikslas vyro ir žmonos santuokinėme akte, bet tai ne visada gaunasi. Ne? Ir tai nebūtinai yra vyro kaltė, pavyzdžiui, ne? Tokios yra fiziologijos vyro ir moters. Tai tokiu atveju vyras vėl raginamas pasiaukoti, ta prasme, kad padėtų moteriai pasiekti orgazmą. Reiškia, kad nors pats jau tą pasiekė ir žinome, kad kreivė ne tik kyla greitai, bet ir krenta. Ir tai reiškia, kad susidomėjimas vyro gali greit praeiti po to, kai jisai patiria orgazmą, ne? Tai jam bus pasiaukojimas tada moteriai padėti pasiekti to orgazmą. Ir tai yra kaip tik teisingumo užtikrinimas, kad ir moteris gauna pasitenkinimo iš to ir kad su ją elgiamasi kaip su lygiaverčia, ne? Ir tai yra iš tikrųjų kilnus dalykas ir tą daryti yra kviečiami vyrai. Kažkam gali atrodyti, kad čia bus masturbacija, bet čia iš tikrųjų taip nėra. Čia yra tiesiog tokio teisingumo užtikrinimas. Ir yra pavojai to, kad vyrai paliks žmonas, sakykime taip, nepatenkintas, ne, be orgazmo pasiekimo. Ir kokie tai yra pavojai. Žmonai gali dingti santuokinio akto noras arba net gebėjimas pasiekti orgazmą. Taip pat gali kilti pagundų masturbacijai ar kito partnerio paieškai. Tai vyras bus jau tada ir už šitas pagundas tam tikrą prasme atsakingas. O jeigu jisai sieks tos tarnystės savo žmonai, jisai augs meilėje ir jie augs vienybėje. Nes žmona matys, kaip jisai aukojasi dėl jos.
ir tai juos vienis, o jeigu kaip tik matys, kad jis yra egoistiškas lytinėse santykiuose, tai jinai bus nuskriausta ir tai nebus vienijantis aktas, o kaip tik išskiriantis labiau. Ir lytinis aktas iš tikrųjų padeda suprasti per šitą viską ir per kitus dalykus, kad visiškas savęs atidavimas iš tikrųjų yra kupinas malonumo ir daro mus laimingus. Ir santuokinė meilė yra gydanti, tobulinti ir išaukštinanti, anot dokumento Vatikano Gaudium et Spes 49 poskeris tikriausiai, antroji pastraipa, ne. Tai jeigu santuokinė meilė, reiškia, tai įtraukia į save ir lytinį aktą. Ir vėlgi tai yra gydanti, tobulinanti ir išaukštinanti meilė. Taip pat anot Jono Pauliaus II kūno kalba yra dialogas tarp vyro ir žmonos. Tai reiškia, kad tai yra kažkas daugiau negu tiesiog seksualinės reakcijos. Ir jau girdėjome, kad lytinis aktas tai malda, liturginė malda, ne? Tačiau tai galima palyginti ir su adoracija, tam tikra prasme, kurioje jis adoruoja ją, o ji adoruoja jį. Sutuoktiniai ne tik bendrauja, bet ir kontempliuoja vienas kitą. Tyria, trokšta suprasti, kaip dar geriau pasitarnauti kitam. Nori giliau pažinti, nes, kaip ir minėjom, lytinėme akte žmogus yra atviriausias ir pažeidžiamiausias, o reiškia, jį lengviausia yra pažinti. Taip pat norėjau pakalbėti ir apie tai, kodėl lytinis aktas svarbu, kad jisai būtų būtent santuokoje. Ir čia yra toks kertinis principas, padedantis suprasti sveiką žmonių bendravimą. Fizinio artumo gestas turi būti proporcingas esamiems asmeniniams santykiams. Ir jeigu taip nėra, tai gestas bus netinkamas ir užuot palaikęs santykius, jis jiems pakenks. Ką tai reiškia? Kad turime kūnų parodyti tokią meilę, kurie atitinka asmeniniui santykiui. Reiškia, jeigu aš pirmą kartą žmogų matau kažkokiam renginį ir užuot to, kad priėjus pasakius savo vardą ir paspaudus ranką, aš jį stipriai apkabinsiu, pabučiuosiu į žandą, dar ten paglostysiu ir taip laikysiu, neduosiu jam pasprukti. Tai aišku, kad tas žmogus nebenorės su manim nieko bendro turėti. Gerai, jeigu aš dar neturėsiu problemų su įstatymu. Jeigu jisai nepaduos į teismą. Ir yra dar vienas pavyzdys, kur turim giminaičius, kuriuos arba seniai nematėm, arba iš vis labai retai matom, arba iš vis pirmą kartą matom gyvenime. Ir jie labai mėgsta prisilietimus, ten apsikabinimus, ten paglostymus, dar kažką. Ir tai jaučiasi keistai, nes aš to žmogaus beveik nepažįstu. Jo, mes tarsi giminės, bet vis tiek tarp mūsų jokio ryšio nėra. Ir tai biškį net atstumia taip nuo to žmogaus, o nesuartina su juo. Arba kai esu kažkokiam, nežinau, konflikte su žmogumi ir mes esam kažkoje viešoje erdvėje ir tas žmogus vaidina, kad viskas gerai. Ir elgiasi tarsi viskas gerai ten. Irgi vėlgi apsikabina, ten liečia, glosto ir panašiai. Tai išeina toks kontrastas ir tokia dezintegracija, toks, nefainas jausmas, nes žinom, kad tai nėra tiesa. Ir taip pat Jėzus buvo nusiminęs, kai jį pabučiavo Judas. Labai taip ironiškai iš blogos pusės buvo pasirinktas ženklas, kurio jisai bus išduotas. Tai labai tai nuliūdino, manau, Jėzų. Ir visa tai rodo tą patį, kad fizinio artumo gestas turėtų būti proporcingas visamiems santykiams.
priešingų atveju jis santykiams kenkia, užuot juos stiprinęs. Ir lytiniai santykiai yra fizinis visiško asmeninio atsidavimo gestas. Ir jie sukurti taip, kad kitam asmeniui atiduodame net ir tai, ką esame, tai reiškia savo genetinį kodą, ane, to apsikeičiame. Ir jeigu lytinis santykis yra intimumo gestas, kurio fiziškai atiduodama viskas, tai vienintelis santykis, kuris galėtų būti proporcingas šiam aktui, asmenų lygyje, yra santykis, kuris atiduoda viską asmeniškai. Ir tokį santykį, tai yra visiško asmeninio savęs dovanojimo santykį, vadiname santuoką. Ir įmanoma tik tai po to, kai pasižadi. Kai jau pažadėjai prie altoriaus ir Dievas tą palaimino ir visi patvirtino ir kunigas pritarė, reiškia iš bažnyčios pusės, ne? Tik tada galima tikrai sakyti, kad mūsų santykis yra tame pačiame lygyje, kaip ir meilės išreiškimas per kūną lytinėme akte. Nes kiek yra istorijų, kai, pavyzdžiui, nuotaka pabėga prieš pat altorių. Čia galim sakyti, kad mums ten santuoka bus, viskas tvarko, kodėl negalim dabar mylėtis. Tai mes jau esam pasiryžę. Nes žmogus supranta, kol žodžiai nėra pasakyti, tai dar negalioja. Dėl to yra tiek daug tų istorijų, kur pabėga iš tikrųjų nuotakų. Ir tai yra normalu, žmonės supranta, kad tie žodžiai turi svorį ir kai tu jau pažadėjai, tu jau turi tą daryti. Ir jau kai pažadėjai, ir tai buvo patvirtinta bažnyčios, tada valio. Tada rodykit savo pasiryžimą, savo pažadus patvirtinkite kūnų, lytinėme akte, bet ir tolimesnėme gyvenime. Ištikimai, vaisingai, laisvai ir visiškai. Amen. Ir Adomas irgi pradžiai pažino Ievą asmeniškai, kur sako, štai kaulas mano kaulų ir taip toliau. O tik tada kūnų. Ir mes komunijai ruošiamės, pavyzdžiui, klausydamėsi mokymų, nes pirmiausia turime pažinti Kristų, o tada jį priimti. Negalime priimti jo tiesiog, net nežinant, kas čia vyksta, nes tai bus nepagarbu ir netitiks mūsų santykiams. Čia mes vienijamės su juo kūnu, siela, viskuo, bet nesuprantame, kas čia yra. Ir taip pat tai yra toks dalykas kaip kūno atplėšimas. Tai reiškia, kai buvo santykiai, kurie turėjo lytinį aktą ir kai tie santykiai baigėsi, tai labai skauda. Nes žmogus, nors gal ir nesąmoningai, bet pasąmonėje suvokia, kad jam pamelavo. Nes aš žinau, jeigu kažkas sutinka su manimi, susivienyti ir tapti vienu kūnu, reiškia, jis man visišką meilę parodo. Reiškia, jis sako, rimtai sako savo kūnu, aš su tavim būsiu visada. Ir aš save tau pilnai atiduodu. Kai kurie tai supranta tik pasąmoningai, kiti supranta sąmoningai. Ir kai tokie santykiai baigėsi, mes jaučiame, kad mus išnaudojo, kad mums pamelavo, kad čia viskas buvo falšas ir netikra, ir žmogus kenčia. Ir nenuostabu, nes du tapo vienu kūnu ir tada tą vieną kūną nori perplėšti, kad vėl taptų du. Mes žinome, kad tos poros, kurios turi lytinius santykius reguliariai ir pagal tas 3 sąlygas, jų santykis nuo to tik tai stiprėja. Jų ryšys stiprėja, jie augina savo santykius ir stiprina. Ir tai vyksta dėl to, kad, pavyzdžiui, lytinio akto metu daug oksitocino hormonų išsiskiria, kuris yra ryšio kūrimo oksitocinas, prisirišimo. Ryšio kūrimo hormonas, prisirišimo hormonas, ne?
Tai vyksta ir dvasiniam lygiai, ir asmeniniam, psichologiniam, kaip minėjo mane, kad mes suvokiame tą kūno ženklą kaip pažadą. Ir kūno lygyje. Ir visose tuose trise lygiuose mes girdime šauksmą tokį rėkimą, kad tiesiog nuo skausmo, kad tas kūnas yra plėšiamas, kai vyksta tos skyrybos. Dėl tos skyrybos, kai santykiai turėjo lytinius santykius, yra žymiai skaudesnės, nei kai jo neturėjo to. Ir žmonės dabar tarsi pamiršo viso šito reikšmę, ne? Ir biški panašus į vaiką, kuris gavęs televizoriaus pultą, nežino, kaip jo naudotis teisingai ir kam jisai reikalingas ir tiesiog jį paleidžia į teliką. Ir smagu visai, nes buvo garsas, buvo dužimas ekrano, buvo kažkas tokio adrenalininio, tokio kieto, bet tas greit baigėsi, atėjo tėvai ir dar malkų darė. Tos pasiekmes, sakykim, liūdnos, ne? Bet jeigu vaikas žinotų tikrą prasme televizoriaus pulto, jisai galėtų jungti televizorių ir mėgautis jau. Bet tų pasiekmių nepadarytų nieko blogo ir ten per teliką galėtų dar išmokti kažką. Žodžiu, iš dalies tam ir yra šitas podcastas, kad visi pažintume tiesą ir teisingai suvoktume, kam esame sukurti. Ir pabaigai pakalbėsim apie lytinio akto prasmę, kam jisai egzistuoja apskritai. Tai santuokinio akto yra du tikslai – vienijimasis ir prokreacija. Ką reiškia vienijimasis? Ką jau ir kalbėjome, kad per tai stiprėja ryšys tarp sutuoktinių ir jie viens kitam pareiškia meilę, pasitarnauja, o prokreacija reiškia vaikų gimdymas, kas natūraliai matosi iš biologijos mūsų, ne? Ir anot katalikų bažnyčios mokymų, abu aspektai, abu tikslai yra svarbus ir lytinis aktas yra pagal Dievo valią, kai yra išsaugomi abu. Reiškia, lytinis aktas turi būti atviras naujos gyvybės atsiradimui, reiškia, neturi būti naudojamos kontracepcinės priemonės ir taip pat ejakuliacija turi įvykti moters kūne, o ne už jos ribų. Kalbant apie vienijimosi tikslą, vaisingumas turėtų būti realizuotas irgi lytinio akto metu. Čia reiškia, kad dirbtinis apvaisinimas nėra priimtinas. Apie tai gal vėliau kalbėsim dar daugiau. Ir čia galima lytinius santykius palyginti su valgymu, kuris irgi yra panašus į lytinį aktą tuo, kad turi du tikslus. Teikti mums malonumą ir maitinti mus, kad gautume energijos. Galim sutikti, kad valgyti tai, kas yra neskanu vien dėl maistingumo, yra nesąmonė. Ir mes taip nedarome. Taip pat ir kitas ekstremalusis atvejis, radikalumas būtų valgyti vien dėl skonio ir nesisotinti. Čia jau žmonės labiau sutiktų, kad tai gali būti priimtina, kai kurie. Ir iš čia, pavyzdžiui, kyla bulimija, kur žmonės valgo, tada vemia, kažkaip sukelia tą vėmimą, kad tas maistas neįsisavintų ir
jie toliau galėtų valgyti be pasekmių to, kad jie storės. Tai buvo dar senais laikais. Čia buvo tokia paplitusi praktika per puotas ar panašiai, kur žmonės išeidavo vemti ir grįždavo prie stalo tiesiog, kad toliau valgytų. Tai tame matome sterilizuotą lytinį aktą, kur žmonės tiesiog nori gauti malonumo be atvirumo naujai gyvybei. Ir apie šios dalykus dar daugiau kalbėsime vėliau. Iš tikrųjų, į tą vienijimosi aspektą mums parodo ir žmonių fiziologija, tai yra anatomija šiuo atveju. Kaip ir anksčiau, matome, kad kūnas yra sakramentalus. Tai ar jūs kada nors galvojate, kodėl moters lytiniai organai yra nukreipti labiau į priekį negu pas gyvūnus? Nes jeigu pažiūrėsim į gyvūnus, tai visi gyvūnai, kaip žinduoliai pavyzdžiui, ne, jie turi lytinius organus moteriškus iš nugaros. Tai iš tikrųjų iš to išeina tai, kad žmonės yra vieninteliai kūriniai, kurie gali mylėtis žiūrint veidas į veidą ir turėti akių kontaktą, kas tikrai juos vienyje, nes yra mezgiamas tas kontaktas. Taip pat moteris gali dalyvauti lytinėme akte net ir kada nėra vaisinga. Ir jinai neturi kažkokių tai ženklų, kad jinai dabar yra vaisinga. Kai kurie gyvūnai gali turėti lytinį aktą, poruotis, kai yra nevaisingi. Tačiau iš jų išvaizdos matosi, kada jie yra vaisingi, o kada ne. Pas moteris nelabai. Tai yra visiškai tas iš išorės. Vyrams tikrai nesimato. Moteris tik gali nuspėti pagal savo ciklus. Ir tai, čia reikia pasistengti, kad tą numatyti labai tiksliai, ne. Tai irgi parodo, kad lytinis aktas žmonių atveju nėra tik tai dėl prokreacijos. Bet prokreacijos atmesti negalim ir apie tai dar kalbėsime. Ir tiek šiai dienai namų darbams siūlome nueiti į adoraciją arba mišias ne sekmadienį ir prisiminti tai, ką kalbėjom apie Jėzų jaunikį ir pasikalbėti su juo apie tai adoracijoje, mišiuose, padėkoti už viską, ką jisai mums parodo. Gal jam atsiduoti ir padaryti pasiryžimą, taip pat jį mylėti santuokinę meilę pagal tas 3 sąlygas. Taip pat vėlgi prašome dalinti šio podcasto, kad ir kiti turėtų prieigą prie tiesos, išlaisvinančios tiesos. Ir taip. Aš dar norėjau pridėti prie adoracijos, kad taip pat galim prašyti malonės, perkeisti mūsų žvilgsnį, mūsų širdį, mūsų matymą, kad Viešpats gydytų žaizdas, kurios yra mumyse, kurios sukelia pornifikuotą įvaizdį kito žmogaus ar kelia mumyse geidulingumą. Tai Viešpats visko padeda, tai labai kviečiu prašyti ir šito. Amen. Iš tikrųjų, be Dievo pagalbos to padaryti negalim. Dėl to prašykim jo malonės, šventosios dvasios ir pasitikėkim jo. Ypač dar prašyti malonės pasiaukoti, nes juk tai didžiausia meilės išraiška. Ir sunkiausias dalykas mums, kurie gyvename monopolio realybėje.
monopolio pasaulyje. Taip. Ir pasimatysime Eucharistijoje. Čiau, čiau.